Lapkričio 2 dieną dėl pergalės kovojo B grupės naujokai Kauno Grūdai ir senbuviai Eiguliniai. Varžybos buvo įnirtingos ir kovingos. Ilgą laiką komandos kovojo taškas į tašką ir negailėjo gražių akimirkų susirinkusiems žiūrovams. Po kiek laiko į priekį įsiveržė Eiguliniai, iškovojo pergalę, tačiau ji nebuvo lengva. Kauno Grūdai atkūrė intrigą, privertė Eigulinius pergalę siekti baudomis. Po rungtynių Kauno Grūdų treneris Giedrius Blockis kaip vieną iš pagrindinių pralaimėjimo priežasčių įvardino išsiblaškymą ir mažą susikaupimą. Varžovus vadino įdomiais ir gyrė aštrų jų žaidėjų. Eigulinių lyderis Lukas Martinkaitis teigia, kad varžybas laimėjo, nes jų komanda labiau norėjo, buvo labiau užsivedusi. Pasak Luko, ta priežastys apmaudžiai pralaimėtos pirmosios varžybos, bei esant B grupės senbuviams, nesinorėjo pralaimėti prieš naujokus. Kauno Grūdų komandoje išsiskyrė Mantas Masilionis, pelnęs 29 taškus, atkovojęs 10 kamuolių ir perėmęs 2. Taip pat pasižymėjo Tautvydas Barštys, pelnęs 14 taškų ir Ričardas Brovka pataikęs 11 taškų. Eigulinių ekipoje beveik pusę pergalės iškovojo Lukas Martinaitis, pelnęs 38 taškus. Marius Šilas prie pergalės pridėjo 15 taškų, o Ramūnas Skardžius 11. Penktadienį lapkričio 4 dieną Vydūnų vidurinėje mokykloje B lygos Baltic Sport pirmenybėse dėl pergalės kovojo salės šeimininkai Sporto Manija and Vailandas prieš ASO and Pilėnai. 3 kėlinių salėje vyko atkakli įnirtinga kova. Komandos džiugino salėje esančius žiūrovus gražiomis atakomis. Pirmosius 2 kėlinius virusi įnirtinga kova po ilgosios pertraukos pasibaigė. Kaip kartais nutinka ir stipriausioje Lietuvos lygoje žaidžiančioms komandoms, taip šiose varžybose nutiko ir svečiams. Po ilgosios pertraukos jie įkrito į duobę. Trečio kėlinio metu sugebėjo pelnyti vos 8 taškus. Tai leido Sporto Manija and Vailandui nutolti net iki 21 taškų. Ketvirtojo kėlinio metu intriga neatsirado ir finalinis švilpukas paskelbė šeimininkų pergalę rezultatu 75-59. Po varžybų nugalėtojų treneris Modestas Paškūnas teigia, rungtynių pradžioje susirinkome ne visi, trūko žaidėjų, tačiau jiems atvykus antroje pusėje žaidėme geriau. Stengiamės kaitalioti gynybos stilius, ko pasekoje trečiame kėlinyje svečiai visai subyrėjo. Na kaip pirmom varžybom, tai neblogai. Prie Sporto Manijos and Vailando pergalės Kalūginas pridėjo 19 taškų, o Grigaitis 11. ASO and Pilėnai komandoje 13 taškų pelnė Martynas Čeičys.
Lapkričio 3 dieną, ketvirtadienį, Šilainiuose, Kauno Ąžuolo katalikiškos mokyklos sporto salėje netilo triukšmas. Čia dėl pergalės kovojo šiuo metu abi po vieną pergalę Švyturio Kauno krepšinio lygoje turinčios komandos. Salės šeimininkai KK Persvara ir svečiai Sporto Manija and Amici Pizza. Salės šeimininkai palaikomi savų sienų ir susirinkusių žiūrovų ryžtingai pradėjo varžybas ir nepaisant to, kad pirmas minutės geriau sužaidė svečiai, Sporto Manija and Amici Pizza, šeimininkai KK Persvara pirmą kėlinį laimėjo 21-16. Tačiau antrame kėlinyje svečiai iniciatyvą perėmė į savo rankas, ėmė aktyviai spausti, pakeitė gynybos taktiką. Tai leido jiems laimėti antrąjį kėlinį, po kurio Sporto Manija and Amici Pizza priekyje buvo 11 taškų skirtumų. Iki pat varžybų pabaigos salės šeimininkai KK Persvara nerado priešnuodžių prieš varžovų žaidimą ir varžybas pralaimėjo 57-83. O Sporto Manija and Amici Pizza šventė pirmąją pergalę. Sporto Manijoje and Amici Pizza rezultatyviausias buvo Žvirblis, pelnęs 19 taškų, pataikęs 5 iš 10 tritaškius. 19 taškų pridėjo prie pergalės Mikalauskas. Svečių komandoje 21 tašką pelnė Satkevičius, 10 Kudirka, 8 Relpšas. Penktadienį, lapkričio 4 dieną, Kauno Energijos sporto salėje dėl pergalės įmonių sporto fėjos pirmenybėse kovojo salės šeimininkai Kauno Energija ir Sveco Hidro projektas. Didžiąją rungtynių dalį pirmavę svečiai penktadienio progą savo pasidovanojo nesunkią pergalę. Negailestingai tikliais metimais atakavę salės šeimininkus, praktiškai visą laiką pirmavo Sveco Hidro projektas. Antrajame kėlinyje dingo intriga visam laikui. Svečiai net nesudvėjojo išplėšė pergalę 21 taško skirtumu. Sveco Hidro projekto treneris Undraitis teigia, kad pergalę lėmė geresnis žaidimas. Jo komandoje rezultatyviausias buvo Jasaitis pelnęs 20 taškų, taip pat 14 taškų pelnęs Šumlinskas. Kauno Energijos strategas Buknys apgailestavo, kad šiandien jo komandai buvo tiesiog ne ta diena. Nesisekė niekas, ko ėmėsi, nei pulti prieš zoninę gynybą, nei mesti tolimus metimus, nei gintis. Kauno Energijai rezultatyviausias Čereška pelnęs 20 taškų, taip pat Zoluba 10 taškų. Siūlome pasigrožėti Sveco Hidro projekto atakomis.